Šioje pamokėlėje kalbėsime apie funkcijas. Pirmiausia, apibrėžkime, ką vadinsime funkcija. Funkciją vadinsime programos konstrukciją, kuri atlieka savarankiškus veiksmus. Vykdant programas į funkcijas galima kreiptis daug kartų. Jos padeda programas struktūrizuoti. Programa su funkcijomis ne tik lengviau skaityti ir analizuoti, bet kai mes funkcijomis aprašome veiksmus, lengviau surasti ir ištaisyti klaidas. Naujai kuriamas funkcijas mes galime išskaidyti į dvi dalis. Tai yra į išankstinį funkcijos aprašą vadinamą prototipu ir realizavimo aprašymą. Funkcijos prototipas naudotojui nurodo, kokia tvarka duomenys bus perduodami funkcijai ir kaip gaunami rezultatai. Jeigu mes rašome funkciją su prototipu, tai prototipas turi būti rašomas prieš funkciją main. Prototipas visada baigiamas kabliataškiu. Dabar kaip yra užrašomas tas funkcijos prototipas? Visų pirma, nurodoma, kokio tipo reikšmę grąžins funkcija. Pavyzdžiui, jeigu mes, norėtume parašyti funkciją skaičiuojančią dviejų sveikųjų skaičių sumą, tai jinai grąžintų sveikojo tipo rezultatą. Ir būtų rezultato tipas int. Štai pasižiūrėkime, kaip tai atrodytų. Int, tada funkcijos vardas, kadangi funkcija skaičiuoja sumą, mes pavadiname ją suma ir skliaustuose nurodomi yra formalieji parametrai. Tai yra sveikasis skaičius A ir sveikasis skaičius B. Ir prototipas baigiamas kabliataškiu. Po to funkcijos antraštė ir veiksmai, kuriuos funkcija turi atlikti, yra rašomi po main funkciją. Jeigu mes sugalvojam, kad mes norim funkciją rašyti virš main, tuomet prototipo nereikia rašyti. Kaip dabar atrodytų pats funkcijos aprašas? Funkcijos antraštė labai panaši į funkcijos prototipą, tik nereikia dėti kabliataškio. Vėlgi, rašant funkcijos antraštę nurodomas rezultato tipas, funkcijos vardas ir skliaustuose išvardinami formalieji parametrai. Tada riestiniuose skliaustuose rašomas funkcijos kamienas. Kasgi nurodoma funkcijos kamiene? Funkcijos kamiene aprašomi veiksmai, kuriuos funkcija turi atlikti. Ir jeigu, pavyzdžiui, funkcija grąžina reikšmę per funkcijos vardą, būtinai turi būti bent vienas sakinys, kuriuo grąžinama apskaičiuota reikšmė. Tai sakinys return. Na ir panagrinėkime paprastą programą skaičiuojančią stačiakampio plotą. Stačiakampio, kurio kraštinės yra sveikieji skaičiai plotą. Vėlgi nagrinėkime programą stačiakampio plotas. Taip, ir prisijungėme biblioteką į OStream, kad galėtume pradinius duomenys įvesti klaviatūra, o rezultatus matyti ekrane, using namespace std ir tuomet rašomas funkcijos prototipas. Nurodome, kokio tipo rezultatas bus grąžinamas, tai bus plotas sveikasis skaičius, funkcijos vardas užrašomas ir skliaustuose nurodomi formalieji parametrai. Tuomet apačioje po pagrindinę programą rašoma pati funkcija. Užrašoma funkcijos antraštė, kaip minėjau, funkcijos antraštė labai panaši į prototipą, tik nerašomas kabliataškis, atidaromi riestiniai skliaustai, skliaustuose užrašomi veiksmai ir tuomet riestiniai skliaustai uždaromi, o pagrindinėje programoje į funkciją kreipiamės jau su faktiniais parametrais. Pavyzdžiui, mūsų atveju x kraštinė lygi 5, y kraštinė lygi 4 ir įvedamas dar vienas kintamasis, kuris vadinasi s ir jisai žymi stačiakampio plotą. Ir kintamajam priskiriamas kreipinys į funkciją plotas. Į funkciją plotas kreipiamės su kintamuoju x ir y ir išvedama apskaičiuota ploto reikšmė. Atrodo, kad tai yra labai paprasta.
Pabandykime patys sukurti kokią nors paprastą programėlę su funkcija. Na, tarkime, sukurkime programėlę su funkcija, kuri apskaičiuotų atstumą tarp dviejų taškų. Iš matematikos jūs labai gerai žinote, kad norint apskaičiuoti atstumą tarp dviejų taškų, mes pritaikome standartinę funkciją, tai yra kvadratinė šaknies traukimo funkcija, ir galėsime dar pritaikyti ir dar vieną funkciją, tai yra kėlimo laipsnių funkcija. Na ir pasirinkime, kad taškų koordinatės yra realieji skaičiai ir mūsų atstumas irgi bus tada realusis skaičius. Na, paimkim visų pirma, susikurkime, kur mes tą programą savo pasidėsime. Čia buvo pirmajai programai skaičiuotuvui pirmajam lygiui padarytas katalogas, tai įsidėkime į tą patį katalogą ir pavadinkime programą atstumas, vardu atstumas. Pavadinkime programą vardu atstumas, ją išsaugokime ir eikime toliau. Taip, užkraunamas šablonas, truputį reikia palaukti, užkraunamas šablonas, pasižiūrėkime, ar viskas veikia, ar kompiuteris su mumis sveikinasi. Kompiuteris turėtų su mumis pasisveikinti ir tada galėtume eiti rašyti programą toliau. Truputį dar palūkėkime, nes kol sukompiliuos reikia šiek tiek laiko. Jau jam sunku darbuotis. Taip, sukompiliavo, viskas tvarkoj. Uždarom langą programos ir einame rašyti. Taip, parašykime funkcijos prototipą. Parašykime funkcijos prototipą, uždedu skirtuką ir sakykime, kad funkcija mums gražina realiojo tipo rezultatą. Parašykime funkciją, pavadinkime atstumas ir į funkcijoje aprašykime formaliuosius parametrus. Rašykime double x1, taip, double y1, double y1, taip, aprašome ir double x2 ir double y2. Tai čia mes parašom funkcijos prototipą. Parašę funkcijos prototipą, jį galėsim nusikopijuoti ir po pagrindinę programą, po main parašyti pačią funkciją, kuri gražins apskaičiuotą atstumą tarp dviejų taškų. Vėlgi, mes galim atskirti labai gražiai štai šitą visą prototipą nuo likusios programos, nukopijuojam, įklijuojam ir šitą prototipą su visu šituo dar irgi nusikopijuojam ir įsiklijuojam po pagrindinę programą. Ir tada jau pradedam dirbti. Kaip jau ir minėjau, funkcijos antraštė labai panaši į prototipą, tik tai, ką mes naudojam. Vat iš karto automatiškai, jeigu gerai sukonfigūruota sistema, atsiranda ir atidaromasis, ir uždaromasis skliausteliai. Ir dabar sakykime return, gražinti, taip, gražinti ir sakome sqrt, ištraukiam kvadratinę šaknį. Dabar kaip būtų skaičiuojamas atstumas tarp dviejų taškų? X koordinačių skirtumą reiktų pakelt kvadratu ir y koordinačių skirtumą reiktų pakelt kvadratu. Visą tai galima atlikti keliais būdais. Galima rašyti x1 minus x2 padauginta iš x1 minus x2, bet mes pasirinkime kitą variantą. Mes parašykime pov funkciją, kėlimo laipsnių funkciją, parašykime x1 minus x2 ir keltą kvadratu ir dabar dar parašykime šitoj vietoj plus, vėlgi rašykime funkciją pov y1 minus y2
ir keliame irgi kvadratu. Pasižiūrim, ar netrūksta skliaustų, Codeblock šituo požiūriu labai kultūringa aplinka, nes jinai pasako, kad trūksta skliaustų. Pasižiūrim, ar yra prijungta matematinių funkcijų biblioteka. Šitos bibliotekos nėra, tai paimam ir prisijungiam, nes mums neleis dirbti su funkcijomis matematinėmis. Prisijungiam include SMAF biblioteką. Prisijungiam šitą biblioteką. Na ir dabar galim ateiti į pagrindinę programą. Pagrindiniai programui aprašykime pradinius duomenis. Rašykime double. Taip, double. Nu ir taškų koordinates pavadinkime XA taško, YA taško, XB taško, YB taško. Gerai. Na, koordinates apsirašėme, dabar paprašykime, kad kompiuteris ekrane parodytų prašymą įvesti taškų koordinates. Parašykime, įveskite taškų A ir B koordinates. Paprašom ir tada rašom įvesties sakinį CIN, įvedam XA koordinatę, įvedam YA koordinatę, įvedam XB koordinatę, taip, ir įvedam YB koordinatę. Na ir dabar norim išvesti rezultatą. Tai vėlgi rašom išvesties caut ir tada kabutėse galim parašyti. Atstumas, taip, palikim ir išveskime atstumą 2 ženklų po kablelio tikslumu. Išveskime fixed, set precision, sakome 2 ženklų po kablelio tikslumu ir dabar kaip mums tą atstumą išvesti. Aš nenaudoju papildomo kintamojo, o tiesiog rašau kreipinį į funkciją atstumas. Taip rašau kreipinį į funkciją atstumas ir kreipiuosi su XA, YA, su XB ir YB. Ir viskas, kaip ir viskas, kreipinys parašytas ir, sakom, perkeliam žymeklį į kitą eilutę. Dabar pabandom įvykdyti programą. Pasižiūrėsime, ar nėra klaidų. Jeigu nėra klaidų, tai tada bandysime sugalvoti pradinių duomenų rinkinį ir įvesti, kad patikrintume, ar mūsų funkcija skaičiuoja teisingai. O funkcija kažko jau nebeskaičiuoja. Pasižiūrėkim, kodėl jinai pyksta. Jinai pyksta dėl to, kad mes turime, sako, per daug argumentų yra double x, double y, double a, y1, tai va čia va reikia ištaisyti klaidą, ją ištaisykime, vėl pabandykime leisti funkciją, čia jau mano neapsižiūrėjimas ir klaida ir aišku, ta pati klaida bus ir funkcijos antraštėje, ištaisykime ir šitą klaidą, ištaisome šitą klaidą, na ir dabar bandykime leisti funkciją, leisti programą. Toliau pasižiūrėkim, gal dabar jau klaidų nebebus, už tai reikia būti labai atidiems. Na, pasižiūrim dabar liktai ir bandom paleisti šitą programą, jinai jau turėtų kaip ir veikti. Programa veikia, na ir sugalvokim dabar pradinių duomenų rinkinį, na tarkim A taško koordinatės 0, 0, na o B taško tegul būna tarkim 0 ir 4, 0 ir 4 ir paleidžiam, kad suskaičiuotų mums rezultatą. Taip, atstumas yra 4 ir atstumas išvestas 2 ženklų po kablelio tikslumu. Kaip matote, funkciją parašėme visai nesunkiai, sugaišome visai nedaug laiko, buvom padarę klaidą, tai ir aš buvau padariusi klaidą, bet greitai ta klaida buvo surasta ir ištaisyta. Jeigu aš būčiau rašiusi pagrindiniai programoje visą šitą, irgi galėjau šitai padaryti, bet man daug lengviau buvo surasti šitą klaidą ir ištaisyti, naudojant funkciją.
Taigi, kokią išvadą mes galime padaryti? Mes galime padaryti tokią išvadą, kad funkcijos tikrai labai palengvina mūsų darbą, padaro programas struktūrizuotas, lengviau skaitomas, klaidas lengviau surasti ir ištaisyti. Na ir pavyzdžiui, jeigu programa yra trumputė, tų funkcijų nauda gal ir nelabai matosi, bet jeigu jūs kursite ilgas programas, kur tikrai reikės atlikti daug veiksmų, tai funkcijos bus labai naudingos. Na, tikiuosi, kad šita pamokėlė bent truputėlį jums padėjo suprasti, kaip naudoti ir parašyti pačias paprasčiausias funkcijas. Na, o daugiau įgūdžių įgysite, spręsdami pamokėlių uždavinius. Ačiū už dėmesį.